Sveiki visi. Šiek tiek vėluojam, labai atsiprašom, techniniai nesklandumai gadina gyvenimą, bet nepaisant to mes turim laiko iki 12 valandos ir aš jums parodysiu mūsų 5 pojūčių sensorinį kambarį, parodysiu sensorinę įrangą, kaip ji veikia ir dar tikiuosi spėti atsakyti į jūsų klausimus ar pasiteiravimus. Mes viską spėsim. Mūsų transliacija bus įrašyta ir ją galima bus pasižiūrėti bet kada Facebook'o platformoje. Taigi, sveiki, aš esu Gabrielė, 5 pojūčių direktorė ir šiandien man labai džiugu jums parodyti nuotoliniu būdu, kaip veikia mūsų sensorinė įranga ir sensorinis kambarys. Gerais laikais, ne karantino, mes važinėjom po visą Lietuvą ir rodėm šitą įrangą, atsiveždavom į visas įmanomas įstaigas. Dabar tie geri laikai baigėsi ir reikia persikvalifikuoti į naujus laikus. Taigi, mes esame Šermukšnių gatvėje Vilniuje, pirmame 5 pojūčių juodajame sensorinėme kambaryje, kuris yra taip pat terapijos centras. Ir rodysim iš tikrųjų, kaip veikia. Ne kokią nors butaforiją, o čia tikrai dirba terapeutai, tikrai dirba su vaikais turinčiais raidos sutrikimų. Ir naudoja šitą erdvę pagal savo specializaciją. Pas mus dirba DIRFLOR specialistai, kūno judesio specialistai, kineziterapeutai, dailės, muzikos terapeutai, kaniterapeutai. Ir viską galima padaryti šitoj erdvėj. Taip pat yra įranga paruošta logopedams, specpedagogams, psichologams ir visiems, kurie nori padėti vaikui susitvarkyti su savo aplinka ir savimi. Taigi, pradėsime nuo erdvės. Gediminai, jeigu gali parodyti aplinkui, įsitikinti, kad ji tikrai yra juoda. Balta siena yra vienintelė, kurioje yra projektuojami vaizdai. Visa kita yra juoda. Taip. Jums gali kilti klausimas, kodėl juoda. Aš viską paaiškinsiu. Pirmiausia, mes parodysim visą erdvę. Čia yra tarsi atskira erdvė, kurioje gali vaikas šiek tiek užsidaryti. Labai paprastai mes užtraukiame užuolaidas. Taip. Sveiki. Ir jeigu norisi matyti daugiau perspektyvos, mes jas atitraukiam. Jeigu vaikui norisi saugumo, jaukumo, mes užtraukiam ir jis čia gali savo ramiai sėdėti. Ar žinote, koks mėgstamiausias žaislas yra šitoje erdvėje? Nepatikėsit. Ir berniukam, ir mergaitėm, ir didesniem, ir mažesniem daugiausiai įdomumo kelia paprasta virtuvėlė. Kodėl? Todėl, kad tai yra tikras dalykas, jis ateina iš gyvenimo, tai yra būtinis prietaisas, kurį vaikai visada mato, ne visada gauna namuose prisiliesti ir jam norisi prisiliesti prie tikro gyvenimo. Tai iš tikrųjų virtuvėlė yra mūsų smagiausias žaislas. Bet mes galime atsisukti prie staliuko ir čia mes išsitraukiam iš dėžių, kuriuose yra sudėti ir žaislai, ir kinetinis smėlis, ir tektiliniai dalykai. Ir ant šito staliuko žaidžiam. Mes naudojamės principu, kad prie stalo specialiai vaikų nesodinam. Jeigu jie nori piešti, dėlioti, lipdyti, gali patys ateiti prie stalo, atsitraukti kėdę ir atsisėsti. Bet mes jokių užsiėmimų specialiai nedarom prie stalo. Kodėl, aš irgi papasakosiu, kai rodysiu sensorinę įrangą ir dirbsime su jos visais kriterijais ir įmanomom funkcijom. Bet stalas čia yra tikrai tam, kad vaikai patys pajustų norą, jeigu jie nenori, jų niekas prie stalo nesodina. Šitoje erdvėje irgi galime keisti šviesas, kaip matote, šiuo metu yra geltona, jeigu jums gerai matosi. Ir finalinis akcentas, kas yra šita erdvė yra paprasčiausia dviaukštė lova. Tai mes galime iš jos pasitraukti ir Gediminas dar kartą gali parodyti, kad antram aukšte yra laiptukai į antrą aukštą ir antram aukšte yra paprasta dvigulė lova su daug pagalvių, balionų, kamuolių ir jeigu vaikai patys nori užlipti, ir ten pabūti, pažaisti, pakaraliauti, jie tą drąsiai gali padaryti. Kodėl yra svarbu pakeisti perspektyvą, erdvės matymo perspektyvą, ypač užlipus kažkiek aukščiau. Mes matom su kai kuriais vaikais, jiem yra labai svarbu parodyti savo
erdvės kontroliavimą, savo buvimą aukščiau net ir fizinę prasme, ir prieš tėvus, ir prieš terapeutus. Galbūt jie niekada gyvenime nepajaučia, kad jie turi kažkokią erdvės kontrolę. Ir čia yra labai gražus, paprastas būdas jiem užlipus, mojuoti iš viršaus, kalbinti mus ir pasakoti įvairiausius dalykus su šiek tiek kitų pojūčių, ar ne? Kad aš esu aukštai, aš esu viršui ir nuo manęs šis bei tas priklauso. Taigi, tokia yra mūsų erdvė, ką dar matėt, kol Gediminas sukiojo kamerą. Gal matėt mūsų paprasčiausius, bet labai smagius žaislus, tai yra kubai. Tai yra dirbtinės odos kubai, paprasti, jų yra 9. Jie yra su skaičiukais, mes iš jų statom fortus, pilis, greunam, mėtomės. Jie yra labai lengvi ir todėl nieko neužgaus, nieko blogo nepadarys, o vaikam yra daug smagumo. Mes taip pat mokomės apie emocijas ir mokomės labai mielai, švelniais, šiltais tokiais veidukais. Tai yra pagalvėlės. Taip, pagalvėlės atspindi įvairiausias emocijas ir mums labai svarbu, kad vaikai jas naudotų žaidime, nebūtinai rimtais veidais, nebūtinai sakydami. Mes bandom prašyti vaikų, kad pritaikytų veidą, kuris tinka jam šiandien, vakar, mamai, tėčiui, terapeutui ir apibūdinti, ar ne, ką tas veidas reiškia, kodėl jis toks ir ką su juo norisi daryti. Dar noriu parodyti hamaką. Hamakas yra naudojamas, jis yra gana aukštai užkeltas, kad ne bet kada ir ne visi vaikai galėtų pakliūti. Hamakas yra naudojamas, žinot, kad yra 8 pojūčiai, ar ne? Tai hamakas yra naudojamas vestibuliarui, propriocepcijai, pagerinti, reiškia, supimasis, dažnai nuramina arba sugrąžina vaiką į save. Ir mūsų hamakas yra pats paprasčiausias, ne tie protingi gražūs lizdai, bet galima jį lipti, užsidaryti, galima padėti čia daug pagalvėlių ir jis tada bus gana platus. Jis nesudarys vaikui vaizdo, kad jį labai uždaro. Žinoma, kamuolys yra labai svarbus, galima turėti ir keletą kamuolių, bet viskas turi būti labai laisvai prieinama. Nedaug dalykų, bet laisvai prieinami. Kaip matot, nėra nieko ypatingo šitam kambarį, ko negalima būtų patiems įsigyti. Keli sėdmaišiai, kamuolys, supimosi tam tikri dalykai, būtent dėl, kaip minėjau, vestibuliaro, propriocepcijos ir interocepcijos. Jeigu norisi ne ant kilimo būti, nes kai kurie vaikai gali būti jautrus, tada mes ištraukiame iš odos tokius čiužinukus, metras ant metro. Mes iš jų galime pastatyti net čiuožyklą. Sustato vaikai labai inovatyviai, labai įdomiai, kūrybingai. Susistato sėdmaišius, pasideda šituos čiužinius, nuo jų čiužinėja, tai irgi duoda kūnui užpildymą. Ir visa tai yra apie sensoriką. Bet sensorika pačiom paprasčiausiom priemonėm, nes mums taip pat reikia kartu ir kūrybingumą įtraukti į darbą, ir vaikų gerą nuotaiką, ir vaikų norą parodyti iniciatyvą ir sukurti kažką savo. Taip, ne tik tai imti, kas jau padaryta. Taigi, turim ir tokius čiužinius. Žinoma, naudojam ir lanką. Čia labiau toks visai žaidimai, tikrai ne aerobikai ir akrobatikai, bet labai smagu vaikams. Dažnai žinot, kad su vaikai turintys raidos sutrikimų, autizmo spektre esantis, jam yra sunkiau su kažkokiais atributais, ar ne? Jam yra sunkiau kontroliuoti savo kūną labai tiksliai, stambioji motorika gali būti gera, smulkioji tada streikuoja arba atvirkščiai. Taigi, naudojam tokius paprastus dalykus, bet irgi labiau pratinti vaiką prie to, kad jis gali savo kūnui iššūkį suteikti. Ir gal vienas iš paskutinių dalykų, labai paprastas, bet labai smagus, tai yra tunelis. Žinot, tokius tunelius, jie būna įvairių formų. Mes dažniausiai vaikų neprašome nieko specialiai daryti ir tam tikri dalykai yra Tam tikri dalykai yra tiesiog palikti erdvėje. Jeigu vaikas prie jų eina,
labai gerai. Jeigu vaikas prie jų neina, mes irgi tai priimam kaip atsakymą ir kaip vieną iš indikatorių, kas tam vaikui yra svarbu ir kas jam patinka ir kas jam yra gerai. Tai va, toks mūsų yra sensorinis kambarys Šermukšnių gatvėje. Šiuo metu Lietuvoje yra apie 50 mūsų sensorinių įrangų, nebūtinai sensoriniuose kambariuose. Ta labai noriu aiškiai išskirti. Sensorinė įranga tai yra tai, ką aš jums dabar parodysiu. Tai yra technologija. Kambarys, juodasis sensorinis kambarys yra visai atskiras dalykas. Jie gali būti kartu, sensorinė įranga ir sensorinis kambarys, o gali būti ir atskirai, nes sensorinė įranga yra nešiojama, ją greitai ir paprastai galima sujungti bet kokioje erdvėje. Sensorinis kambarys jau kaip įrengėt, taip ir bus. Ar ne? Ir mes tokių sensorinių kambarių matome, kad mokyklos ir darželiai patys inicijuoja įsirengimą. Skirtumas yra tik tai, ar tai yra baltas kambarys ar juodas. 5 pojūčių kambariai visi yra juodi. Kodėl? Sakiau jums, kad papasakosiu ir juodi jie yra dėl to, kad juodoje erdvėje mūsų visi sensoriai, mūsų visi stimulai, mūsų visi pojūčiai, jie nusiramina. Mums nereikia įtempti nei akių nesąmoningai, bet vis tiek labai akis ir smegenys tada įsitempia, jeigu mes esam baltoj, sterilioj, gražioj erdvėj. Taip? Čia jūs galite apsidairyti ir labai ypač kai pradėsiu keisti spalvas, apšvietimą, labai pajusti tokią ramybę vidinę, kad niekur nesinori bėgti, nieko nesinori daryti. Ir dėl to būtent tokie sensoriniai pojūčiai mus atveda prie noro būti šitoj erdvėj. Taip. Na va, ir aš jums parodysiu, kaip vyksta sensorinės įrangos valdymas. Štai, pamatėt iš karto ekrane, įjungiau mėlyną šviesą. Šiek tiek labai trumpai papasakosiu apie spalvas, bet prieš tai parodysiu patį principą. Ir dabar pabandysim padaryti planšetės ekrano vaizdą. Taip, aš valdau visą sensorinę įrangą iš šito vieno ekrano. Šiame ekrane yra viskas, ko jums reikia, kad valdytumėte sensorinę aplinką. Štai pagrindinis ratas yra spalvos, kaip supratot. Taip, mes pakeitėme mėlyną, vidurinis ratukas rodo, kuris spalva šiuo metu įjungta. Mes keičiam į raudoną ir iš karto matom, kaip pasikeitė jūsų matymas. Mes galim keisti į žalią, taip, ir į bet kurią spalvą iš šito spalvų rato. Antras dalykas, kurį mes taikome prie spalvų, tam, kad sukurtumėm geresnę atmosferą, tam, kad pajustumėm, ką iš tikrųjų reiškia ta sensorika, kuri yra aplink mus, mes naudojam garsus. Garsų yra virš 40. Matot, aš lengvai juos peržvelgiu. Ir garsai yra suskirstyti į 2 dalis. Tai yra gamtos garsai. Pavyzdžiui, įsijungiam. Aš kontroliuoju bendrą garsą ir kontroliuoju kiekvieno iš garsų atskirą garsumą. Taip. Matot, tie, kurie pakelti į viršų, yra įjungti. Galbūt man labiau tiktų žalia spalva prie šitų garsų. Aš ją galiu visiškai primažinti, apšvietimą spalvą. Arba galiu paryškinti, vėlgi priklauso nuo vaiko sensorinio jautrumo. Ir po truputį galiu išjunginėti garsus, tiesiog palaikydama pirštuku. Ir vėl mes esam tyloj. Taip. Spalvos yra pirmas vizualinis dalykas, kuris paveikia
mūsų smegenis ir mes iš karto kažkur savo mintyse, sąmoniai ar pasąmoniai, dažnai pasąmoniai, atsiduria. Mūsų spalva, apšvietimas kažkur nuneša. Taip? Mes visi turim jaukiausią vietą gyvenime, gamtoje, ar tai būtų miškas, ar tai būtų jūra, su vandeniu, be vandens. Visą tai mes galim kontroliuoti būtent per apšvietimą ir garsus. Na štai, pavyzdžiui, jeigu aš įjungiu mėlyną, ar ne, aš automatiškai galbūt noriu jūros. Galbūt aš noriu nakties. Taip, kas dar prie jūros yra? Gal kažkokie varpeliai, žuvėdros, banginiai. Taip. Ir matot, tiek, kiek aš garsų sujungiau, tiek iššoka žalių tokių pusapvalių ikonėlių. Ir jose yra matomi visi sujungti garsai. Taip. Sekundę pasiklausykim, aš pasižiūrėsiu, ar jūs rašote mums klausimų. Tai pastatysim planšetę. Žinoma, planšetė yra dėklė, kuris yra labai švelnus, minkštas, kad nesudužtų planšetė ir vaikai neužsigautų. Pasiklausykit garsų, pasižiūrėkit į aplinką. Taip. Kuris yra labai taip. Taigi, matau jūsų klausimus, tai į viską tikrai atsakysiu ir matau vieną labai gerą patį aktualiausią klausimą, kiek kainuoja įranga. Tai apie įrangos kainą, kuris svyruoja priklausomai nuo to, kiek jūs norite įsigyti, bet prasideda nuo 3,5 tūkstančio. Taip. Brangiausia dalis yra programinė įranga. Programinė įranga tai yra tai, ką jūs matote būtent ne tai, ką aš liečiu, bet tai, kas yra turinys. Programinė įranga yra sukurta mūsų su partneriais, tai reiškia, jinai yra unikali ir tik mūsų, jūs niekur kitur jos nerasit, tik 5 pojūčiuose, todėl jinai yra, pats svariausias dalykas ir mes ją nuolat kuriam, nuolat atnaujinam, dėl to jinai yra, sakykime, kaip kompiuterio vidus, ar ne? Taigi, pasižiūrėjom šviesas, gal aš šiek tiek pasišviesinsiu savo gyvenimą, taip, pasižiūrėjom šviesas, pasižiūrėjom šiek tiek garsus, gamtos garsus. Dabar noriu parodyti porą pavyzdžių, kokie yra urbanistiniai garsai ir kodėl jie yra tokie svarbus. Žinom, kad labai dažnai mes, suaugę dažniausiai, iš tikrųjų, jeigu nusikeliam mintimis į kažkokią ramią vietą, susikuriam savo malonę atmosferą, gamtos garsai mus įžemina ir mes jaučiamės labiau, tokie įsitvirtinę į savo šaknis, į gamtą, į kažkokios žemės konceptą tokį, taip. Dabartiniai vaikai, kurie auga, jie nebūtinai jaučia, kad gamta yra jų, paprastai tariant, namai. Ar kad gamta jiems sukelia tiek daug geros energijos ir atmosferos, kaip urbanistiniai ir mechaniniai garsai. Tai taip pat gali būti susijęs su raidos sutrikimais ir mes jau turime vaikų, kuriems mechaniniai garsai jiem kelia didesnę ramybę. Dabar pagalvokit, kodėl. Štai aš jums įjungsiu vieną kitą mechaninį urbanistinį garsą ir jūs įsijauskit ir pagalvokit, kodėl tas garsas gali kelti ramybę.
Štai pavyzdžiui. Girdit? Štai čia buvo dulkių siurblys. Kitas garsas. Dar vienas garsas. Skalbimo mašina, taip. Na, kokie, pasičiupsiu telefoną, pažiūrėsiu, ar jūs su manim bendraujat. O, skalbimo mašina pas mus dar nusprendė padirbėti. Aš prisėsiu ant kėdutės, taip, ir paskaitysiu jūsų klausimus, pasižiūrėsiu, kasgi jums įdomu. Štai dar nepristačiau vieno dalyko, kurį mūsų terapeutai labai mėgsta, tai yra atbulinis, atgal einantis laikrodukas, ar ne? Mes nusistatom, kiek laiko mums trunka užsiėmimas, papasakom vaikui, kad jis žinotų, kad jo nenustebintų ir mėlyna spalva mažės, kai baigsis ir mūsų užsiėmimas. Ar pataikiau tiksliai? Pataikiau. Pusvalandukas ir mums su jumis liko. Taigi, kodėl yra urbanistiniai garsai? Tuo mes žiūrim, kasgi jums įdomu. Taip, Gražina klausia, ar galima miegamoje erdvėje įrengti sensorinę erdvę? Kokio amžiaus vaikams ji tinkama? Taip, Gražina, bet kokioj erdvėje galima įrengti sensoriką. Miegamajame galima įrengti, bet tada reikia labai žinoti, kada jūs naudoja. Tai neturėtų būti naudojama, pavyzdžiui, visi ypatumai tuo pačiu metu, visą laiką kiekvieną vakarą prieš miegą. Tai galėtų būti kažkoks vienas sensorinis dalykas, kuris tinka jūsų vaikui ir kuris tikrai naudojamas tada, kai reikia. Ne visada, nežinot, kad ir suaugę, ir vaikai pripranta prie dalykų ir net patys nesupranta, kad jiem reikia tų dalykų, o mes nenorim, kad tai būtų, toks nesąmoningas pasirinkimas, ar ne? Mes norim, kad sensoriką vaikas stimuliuotų tik tada, kai jam iš tikrųjų reikia ir kad jis pats suprastų, kad tai yra jo perspektyvai praplėsti arba jo nusiraminimui ir kad tai iš tikrųjų yra tai, kas jam tinka, kas yra tiksliai, tarsi suprogramuota jam konkrečiai. Tai namuose yra šeimų, kurios turi ir mūsų sensorinę įrangą, bet mes apmokom, kada ir kaip naudoti ir tada jau šeimos įsigyvena ir žino tiksliau ir aiškiau, ar tai naudoja edukaciniam dalykam, ar nusiraminimui, ar kaip tik tokiam laikui pabūti su šeima. Taip? Tikiuosi atsakiau jūsų klausimą. Taip, dėl kainų pasakysiu vėliau Agniai. Ir Gražinai atsakiau. Ir važiuojam tada toliau su sensorinės įrangos pristatymu ir kitom galimybėm. Taip? Taigi, pasižiūrėjom šviesas, pasižiūrėjom garsus. Ar kas nors atspėjote, kodėl urbanistiniai garsai yra tokie svarbus? Ir kokie jie. Ne? Žinom, kad yra vaikų, kurie bijo visų tų užimų. Skalbimo mašinos, dulkių siurblio, kažkokio mikserio. Tai įjungus tuos garsus mes galim labai greitai tą išsiaiškinti. Kartais tėveliai ateina ir kai mes jų klausiam, ar jūsų vaikai bijo kokių nors garsų, jie nėra tikri, nes vaikai gali nepasakyti žodžiais arba jie gali bijoti daug ko ir tada labai sunku atskirti, kas yra kas. Tai štai, jungdami tokius garsus, mes galim labai daug išsiaiškinti ir tą sensorinį jautrumą labai greitai patikrinti. Taip, tai mechaniniai garsai gali du dalykus mums parodyti: baimės ir kaip tik nusiraminimo efektą.
Toliau, mes keliaujame prie muzikos. Muzika yra suskirstyta į kategorijas, taip, atsipalaidavimui, žaidimams, susikaupimui, klasikinė muzika ir foninė muzika. Mes renkamės bet kurią kategoriją, pavyzdžiui, muzika skirta žaidimams, joje yra, kaip matom, 9 garso takeliai, renkamės kol kas pagal nuotaiką ar pagal ikoną. Vėliau jau žinosim, kas po kuo slypi ir galėsim tiksliai rinktis. Na štai, pavyzdžiui, dabar saulytę pasirinksiu, kurios mums taip trūksta. Ką mes darome tik su muzika? Tik su muzika mes toliau tęsime kontaktą su vaiku. Mes toliau tvirtiname ryšį, mes žaidžiam, mes visiškai nesikoncentruojam į jokius vaizdus ir ekranus, nes mums pirmiausia reikia gauti vaiko pasitikėjimą, mums reikia jį pažinti, mums reikia žinoti, kas jį džiugina, kas ramina, koks jis yra, kaip jis reaguoja į tam tikrus stimulus. Tai muzika kartais gali vaiką sugrąžinti į šitą erdvę. Taip, vaikas įsiklauso ir tada grįžta ir tarsi jis pradeda ieškoti, kas čia vyksta. Kartais pastebim, kad vaikam muzika neveikia kaip sensorinis stimulas. Reiškia, muzika nepasiekia jų. Net jeigu vaikai ir girdi ir viskas yra gerai, bet tai nebūtinai reiškia, kad muzika jiem daro įtaką, kokios mes norime. Tokiu atveju mes visiškai neliūdėdami nutildom muziką ir galiausiai ją išjungiam, nes mums nereikia papildomo triukšmo garso, jeigu matom, kad jinai neturi jokio poveikio. Aišku, visada galim pabandyti kitokią muziką. Čia iš atsipalaidavimui skirtos kategorijos. Na ir paklausykit, kaip keičia atmosferą. Taip, jeigu aš dabar pamažinu šviesą, šviesos intensyvumą, labai rami muzika. Ir pereinu prie 4 valdomo sensorinio stimulo, tai yra dar vienas vizualinis. Ir pereinu prie vaizdų. Tokia muzika, ramybė, jeigu vaikas dar kažko neranda, tarsi jam kažko trūksta, kad jisai visiškai sugrįžtų čia ir dabar pas mus, mes galime įjungti vieną iš video. Taip, dabar jungiu iš gyvūnų kategorijos. Ir mes jau matome ekraną. Ir štai čia pradeda vaizdai mums taip pat groti svarbią rolę. Šiek tiek nusiraminom, pailsėjom, akytės mūsų pailsėjo, ar ne? Ir galim grįžti į gyvenimą. Dar viena Gražina klausia, kur galima kreiptis dėl įrangos turinio atnaujinimo. Tai kreiptis į 5 pojūčius, tiesiog parašyti laiškelį info@5pojūčiai.lt ir jūsų įranga, jeigu esat Vilniui, mes atvažiuosim atnaujinsim, jeigu esat ne Vilniui, mes iškviesime kurjerį, jūs supakuosit mums įrangą atsiųsit į Vilnių ir po 3 dienų atgausite atgal, mes atnaujinsime pas save. Tai labai paprastas procesas. Ir užtikrintas, vietoj to, kad mes nuotoliniu būdu atnaujintumėm ir užkrautumėm darbą jūsų technikam. Jeigu tai yra įstaiga, jeigu tai yra namai, tai dar paprasčiau. Taigi tikrai rašykite į info@5pojūčiai.lt ir mes viską sutvarkysim. Važiuojam toliau. Matom daug video kategorijų, taip.
Video pradžia visada būna nuo tokių gamtinių ir ramesnių vaizdų, bet kuo žemiau keliaujame, tuo labiau matom edukacinės kategorijas. Pavyzdžiui, žmogaus kūnas. Mes norime pasimokyti, kokios yra kūno dalys, kokia yra žmogaus rutina ir štai galime įsijungti vieną video. Taip. Ir pasižiūrėti, ką darom iš ryto. Iškart noriu pasakyti, kad galima su vaizdu daryti praktiškai, ką jūs norit. Galima sustabdyti, aptarti, ką jūs matot. Galima išjungti garsą ir turėti vaizdą. Dabar paleisiu vaizdą be garso. Taip, štai. Ir galime savo garsus uždėti, tai yra tuos, kuriuos matėm iš muzikos kategorijos arba iš gamtos ar urbanistinių garsų. Taip, valomės dantis, vėl mes galim stabdyti vaizdą ir su vaiku arba dėlioti, kas naudot korteles, arba eiti išbandyti tą dalyką dabar, čia ir dabar, arba paduoti šepetuką ir kartu su šituo paveiksliuku iš tikrųjų užsiimti tą veiklą. Taip mes norim padaryti tai kuo arčiau vaiko. Ir žinom, kad kartais vaikui pasakyti tiesiog lūpytėm, dabar einam valytis dantis, gali sukelti labai daug streso ir vaikas netaip priims informaciją, kaip jūs norėtumėt. Tuo tarpu tai, kas yra objektyviai parodyta, tarsi su jumis nieko bendro neturi, vaikui gali turėti visai didelę įtaką. Jeigu, aišku, jūs būsit šalia, aptarsit, palaikysit ir jeigu tas santykis tarp jūsų ir vaiko yra tikrai pakankamai tvirtas ir jam atrodo, kad tai, ką jūs sakot, yra iš tikrųjų naudinga, vertinga ir jisai nori to klausyti. Paleidžiam vaizdą toliau. Taip, dar porą pamatom rutinų tokių. Garsą šiuo metu esu išjungus. Video, kurie yra edukaciniai, jie turi anglų kalbos užrašus, bet pereisim prie žaidimų, interaktyvių žaidimų, jie visi yra lietuvių kalba. Tai, turinį, kurį kuriame mes, yra lietuvių kalba ir mes verčiam į kitas. Turinį, kurį mes įsigijame, jis kartais būna arba visai be kalbos, arba anglų kalba. Taip. Na, aš parodysiu jums dar vieną video, kuris būna visą laiką aktualus. Taip, čia aplinkos kategorija, po jie yra 4 video. Ir mes nusprendėm, kad labai svarbu visiems vaikams ir tipiniam, atipiniam, neurotipiniam mokytis tam tikrų dalykų apie save ir gamtą ir savo aplinką ir mokomės, kad reikia saugot save, reikia saugot savo sveikatą. Emociniai dalykai taip pat veikia. Čia, pavyzdžiui, mes sustabdom vaizdą ir visada pabendravom su vaikais, ar nepriklausomai nuo to, ar jie kalba, ar tiesiog stebi, kokia nuotaika yra mergaitės, kokia nuotaika yra kasininkės, taip ir visą laiką atkreipiam dėmesį, kas yra aplinkui. Žiūrint video yra paprasčiausi 2 klausimai, kuriuos aš užduodu vaikam ir suaugusiam iš tikrųjų. Tai yra, kas čia vyksta ir ką jūs matot. Labai atrodo panašus klausimai, bet iš tikrųjų jie parodo mums matymo lauką. Jie parodo mums, kiek vaikas susikaupia, kiek sukaupia dėmesio į detalės ir kaip apskritai mato tą aplinką ir erdvę. Ne? Paleidžiam šiek tiek toliau. Ir dar sekundę galim pasižiūrėti video.
Vis stebiu jūsų klausimus. Laima klausia dėl emocijų pagalvėlių kainos. Laima, iš tikrųjų mes emocijų pagalvėlių neparduodam, mes patys jas esame įsigiję, ieškojom labai ilgai, nes dažniausiai tai būna guminiai kamoliukai. Turim ir juos, guminiai kamoliukai su emocijom skirtingom, bet tiesą pasakius mes tiesiog prieš metus įsirengdami kambarį Vilniuje parsisiuntėme iš gamintojų Kinijoje tas pagalvėlės po ilgų paieškų ir tai padarėme ir jums visiems rekomenduoju iš tikrųjų kartais paieškoti geriau, kur tiesiogiai galima įsigyti, negu iš perpardavinėtojų. Dėl to mes patys, pavyzdžiui, 5 pojūčiai, mes patys stengiamės parduoti tik tai tuos dalykus, kuriuos gaminam. Tai yra šiuo atveju sensorinė įranga, tą, kurią matot, ir pasunkintos priemonės. Mes taip pat siuvame Lietuvoje čia individualizuotas pasunkintas priemonės. Išjungsiu video, nes jų matau, kad užsiplepėjau, kad geriau mane girdėtumėt. Taigi, pasunkintos priemonės yra antpečiai, liemenės ir užklotai. Ir jas mes taip pat naudojam sensoriniuose kambariuose ir kitose veiklose, kad vaikai geriau pajustų savo kūną. Kartais manęs klausia, ar tai yra tramdymo priemonė. Ne, tai jokių būdų nėra tramdymo priemonė. Jokių būdų. Jeigu vaikui nėra malonu, kad ant jo yra kažkas stipriai užspaudžiama, užgulama, mes tikrai jo specialiai nesupakuojam į tą pasunkintą priemonę. Tai yra tuo atveju, jeigu vaiko sensorika prašosi tų suspaudimų, to tvirtumo, jeigu vaikui naktį yra labai neramu miegoti, jisai spardosi ir nepailsi jo kūnas ir jeigu jam tinka, tai tuo metu tėveliai gali jį užkloti pasunkintą antklodę ar pamokoje jis gali sėdėti su pasunkinta liemene ir tai jam padės tiesiog smegenim turėti daugiau erdvės dirbti, kai kūnas yra ramus. Taip, tai yra labai paprastas dalykas. Mes žinom, kad kai stresą patiria ar kūnas ar smegenis, jokia informacija neįmanoma perduoti informacijos vaikui. Jeigu vaikas sensorinėje aplinkoje jaučiasi sudirgintas, jeigu jį visą laiką kažkas neramina, taip iš išorės ateinantis dalykai, tai kokią mes informaciją galim suteikti, ką jis atsimins pamokoj ar darydamas užduotėlės, kodėl jam tai turėtų būti aktualu. Nebus. Ir tada matom, kad ateina klausimai apie motyvacijos kritimą, apie negalėjimą išsėdėti, kaip dažnai tėvai arba pedagogai guodžiasi, kad neišsėdi vaikas. Dažniausiai vaikas neišsėdi arba dėl to, kad per anksti jam yra sėdėti. 2-3 metukų vaikai, jie neturėtų būti sodinami prie stalo, nebent jiem yra labai įdomu kažkas. Arba jie patiria per daug dirgiklių ir tada natūraliai jų kūnas reaguoja per veiksmą. Taip? Tai tada mes irgi neturėtumėm jų sodinti. Ir neturėtumėm iš jų prašyti dalykų, kurie reikalauja visiškai kitokios energijos ir jėgų, negu tuo metu vaikas gali mums duoti. Tai štai, dar noriu parodyti porą video, kaip mes galim video su garsu sujungti. Taip, pavyzdžiui, yra susikaupimui skirta kategorija. Mes nepamirškim, kad ekrane esantis vaizdai turi koreliuoti su šviesomis, kurias mes pajungiame kambaryje. Tai štai, pavyzdžiui, įjungsiu susikaupimui tokią štai ruletę. Ir pasižiūrėsim dabar su muzika, kuri yra priklausanti būtent šitam video. Paprašysiu Gedimino parodyti. Taip, pakeičiu apšvietimą priklausomai nuo vaizdo. Dabar išjungiu garsą, kuris priklauso šitam video ir įjungiu garsą, pavyzdžiui, mums šiek tiek pasidžiaugti garsu iš urbanistinių garsų. Štai ką mes čia galime girdėti.
Ar atpažinote, kas čia? Čia buvo žmogus einantis per sniegą. Ar tinka mums šitas garsas prie vaizdo? Matyt, kad nelabai. Ieškom toliau galimybės kitą garsą įsijungti. Šiuo atveju muzika. Ir pasižiūrėkim, kaip keičia mūsų vaizdo suvokimą garsas, būtent garsai. Atrodo, kad sulėtėjo vaizdas, ar ne? Ir visiškai kitaip jį traktuojam. Ir jūs nepatikėsit, kiek daug vaikai mato ir kaip jie gražiai interpretuoja. Mes labai retai, naudodami sensorinę įrangą ir sensorinės erdves, mūsų užduotis ir tikslas niekada nėra pasakyti vaikui, ką tu jauti ar tu matai. Mūsų tikslas yra pasižiūrėti, kiek jame yra potencialo, kiek jame yra galimybės pačiam įvardinti tam tikrus dalykus. Net jeigu tai yra visiškai iš kito pasaulio, dažniausiai tai ateina iš matytų vaizdų, iš ekranų, iš žaidimų. Ir mes viską, ką daro vaikas, daro ir sako, priimam kaip informaciją. Tai yra vaiko komunikacija. Ar verbalinė, ar neverbalinė, mums yra labai labai aktualu suprasti, kaip vaikas yra. Kaip jis būna, kaip jis ne tik jaučiasi, bet kaip jis apskritai supranta aplinką, kas jam yra svarbu, kaip jis mato dalykus, kaip jis mato santykį. Taip, tai mes pačioj pradžioj prieš dirbdami, prieš vesdami užsiėmimus ir labai rekomenduojam pedagogam prieš pradedant vesti pamokas sensorinėse erdvėse, tiesiog pažinti ir suprasti, ką vaikas gali patirti, ką vaikas gali pasiimti, tada daug lengviau duoti. Jeigu aš žinau, kas tinka vaikui, aš daug lengviau duodu tai, kas tinka ir praplečiu tą erdvę, taip? Dar štai pasižiūrėkim keletą vaizdų, kurie yra ekrane ir kaip aš su net 3-mečiais, 5-mečiais gražiai bendrauju, išgirsdama, ką jie mato, ką jie nori priliesti, kaip jiem tas vaizdas atrodo. Ir visa tai yra mano pažinimo ir santykio kūrimo procesas su vaiku, kartais ir jo tėveliais, kartais vaikų grupe, priklauso nuo to, ką aš noriu padaryti. Išjungiu vaizdą ir paskutinis dalykas, kurį noriu jums parodyti, tai yra interaktyvų žaidimai. Ir čia yra žaidimų kategorijos, taip pat kaip matėte muzikos, vaizdų kategorijos, taip yra ir žaidimų kategorijos. Ir čia mokomės dalykus, kad sensorinė erdvė ir įranga nebūtų tik tai, kaip sakant, vieno šokio šokėjas. Mes išmokom sensorinę įrangą kelių šokių. Taip? Ir tik nuo naudotojo kūrybingumo priklauso, kaip jūs panaudosit visas tas detalės. Ir čia mes mokomės, mes pirmą išmokstam, o po to pasitikrinam, ar gerai išmokom. Visi žaidimai turi praktiškai po tarsi 2 tokias stadijas. Mokymosi ir pasitikrinimo, ar gerai išmokom, ar ne. Tai pavyzdžiui, pasimokom gyvūnus, taip, atpažįstam. Pasimokysim apie gyvūnus ir tada atspėsim, ar teisingai išmokom pagal gyvūno garsą. Štai matom pasikraus. Taip, pasirenkam naminiai gyvūnai ar laukiniai gyvūnai. Pabandom naminius. Taip.
padidinsiu garsą, kad jūs gerai mane girdėtumėt. Tikliau gerai gyvūnų garsus girdėtumėt. Ir spaudžiam ant bet kokio gyvūno. Mum rodo pagrindiniame ekrane tą gyvūną, jo pavadinimą, pasako tą pavadinimą ir išgirstam gyvūno skleidžiamą garsą. Ožy. Asilas. Kiek gyvūnų yra, tiek matote čia ekrane. Šuo. Na, tikiu, kad lietuviai tikrai visus gyvūnus naminius žinot. Na, dar paskutinį galim paklausyti. Taip. Kalakutas. Greitai peržvelgiam dar laukinius gyvūnus. Na, bent porą įdomumo dėliai. Baltoji meška. Panda. Elnias. Kengūra. Na štai, ir dabar išeisime iš šio žaidimo ir pabandysime pasitikrinti, ar tikrai gerai išmokome tuos garsus ir žinome, kurie gyvūnai juos skleidžia. Štai, atspėk gyvūną. Taip. Kaip ir minėjau, viskas padaryta lietuvių kalba, bet galima labai lengvai pakeisti į, pavyzdžiui, anglų kalbą, jeigu vaikai mokosi anglų kalbą. Taip. Čia matome 2 gyvūnus ir girdime garsą ir turime atspėti, kuris gyvūnas skleidžia tą garsą. Šiuo atveju, matyt, tai bus šitas ponas. Raganosis. Ponas raganosis. Mes galime padaryti pasirinkimą iš 4 gyvūnų, kad būtų šiek tiek sudėtingiau. Na, varlytė. Varlė. Ir matom, pagrindiniame ekrane atsiranda varlė su užrašu ir pasako. Na, paskutinį pabandykim atspėti. Kas čia toks buvo? Gal kiaulė? Pabandom. Aha, girdit, yra visai kitoks garsas, kuris rodo, kad nepataikytas atsakymas. Ir pingvinas netas. Ekrane pagrindiniam nieko neatsiranda, tik tai girdim tą garsą. Štai, išbandėm visus 3. Ir čia buvo stirna. Ir tokiu principu iš tikrųjų yra beveik visi žaidimai, kur reikia pirmą pasimokyti, o tada atpažinti ir įvardinti. Ir tą galima daryti su grupėmis, tą galima daryti individualiai, tą galima daryti pamokų metu, nes žaidimų yra įvairių kategorijų. Mes darom ir smulkiosios motorikos šiek tiek, rankos, akies koordinaciją, figūrų, spalvų pažinimą. Taip, aš jums parodysiu labiau kategorijas. Mokyklos pasiruošimui tai yra abėcėlės, skaičiukai, tas pats žmogaus kūnas, kur mes bandom įvardinti, galbūt net nupiešti savo kūno dalis, pažinti, ar ne, kitame žmoguje paliesti nosį, ausį, ranką ir tokiu būdu labiau suvokti savo kūną, galbūt pasimokyti apie kūno ribas ir taip toliau, ar ne? Ir būtinai socialiniai emociniai įgūdžiai eina per emocijų pažinimą, tai irgi turim žaidimą,
kur norime būtinai susipažinti su emocijomis. Čia yra pagrindinis emocijų ratas, mes jį galim profiltruoti pagrindinėmis emocijomis. Na ir štai, jeigu paspausim ant bet kurios iš šitų 8 pagrindinių emocijų, mes pagrindiniame ekrane pamatysim galimybę pažiūrėti nuotrauką atspindinčią tą emociją, video ir net išgirsti garsą. Štai pabandykim. Džiaugsmas. Taip, čia spaudžiam džiaugsmas, čia pasirenkam nuotrauką arba video ir matysime pagrindinėme ekrane būtent išdidintą tą nuotrauką. Taip. Čia yra garsas, o čia yra video. Pasitikėjimas. Įvairios nuotraukos gali atspindėti tą pačią emociją ir mes ir siekiam, kad kiekvienas vaikas įsivardintų savo. Liūdesys. O štai kągi mes girdime, tikrą liūdesį, kad baigėsi mūsų laikas. Štai, baigėsi mūsų laikas. Aš išjungsiu laikroduką. Na ir visai pabaigai išeisiu iš žaidimo. Taip, uždėsiu jums pabaigai tokį atsisveikinimo video. Ir dar porą žodžių pasakysiu, ką mes norim atsisveikinti su jumis, palinkint geros dienos, norime parodyti tikrą žiemą. Štai, pamažinu garsą, įjungiu baltą šviesą, bet ją prislopinu, kad nebūtų mums taip stipriai į akis. Na, pasižiūriu dar, ar jūs kokių klausimų mum uždavėte. Aha. Ir po truputį su jumis atsisveikinsiu, pasakydama, kad sensorinės įrangos ir sensorinio kambario įsigijimą tikrai gali Lietuvoje kiekviena įstaiga, mokykla, darželis, socialinių paslaugų centrai, dienos centrai, jaunimo užimtumo centrai, ligoninės, vaikų ligoninės tikrai gali drąsiai įsigyti, nes jau dabar akivaizdu, kad sensorika ir vaiko ir suaugusio atliepimas į reikalingus sensorinius poreikius yra tik tas kelias pirmin, kuris mums padės ir mokytis, ir integruoti įvairius žmonės į mūsų gyvenimą, ar mums integruotis į jų gyvenimą, tam, kad visuma būtų kuo įvairesnė. Ne? Mūsų visuomenė turi būti kuo įvairesnė ir mes negalim ignoruoti ir apsimesti, kad tam tikri žmonės neegzistuoja arba mums jų nereikia. Neuroįvairovė tai yra principas, pagal kurį mes dirbam ir statom tai, ką statom, tai yra ir programinė įranga, ir mūsų terapinius užsiėmimus. Ir 5 pojūčiuose mūsų dirbantis terapeutai taip pat dirba pagal holistinius principus, įjungdami sensoriką. Taigi mes linkime labai geros metų pabaigos visoms įstaigoms. Jeigu jūs jaučiate, kad jūs esate ta įstaiga ar tas specialistas, kuris nori dirbti holistiškai, traukdamas sensorinius poreikius, kreipkitės į mus, į 5 pojūčius. Mūsų tinklalapis yra 5pojūčiai.lt, mūsų internetinis elektroninis paštas yra info@5pojūčiai.lt ir nuo šiandien jūs galite mūsų tinklalapyje parsisiųsti detalų aprašymą sensorinės įrangos ir aptarti su savo kolegomis, pasiskambinti, pasiklausinėti daugiau ir jei bus noras įsigyti arba pačią įrangą, arba visą kambarį ir jo įrengimą.
Kol kas tiek. Labai buvo džiugu su jumis bendrauti. Ačiū už klausimus. Ačiū už tai, kad žiūrėjote. Ir keliaujame atgal į gyvenimą.